Gerai, pradėsime. Nauja mūsų paskaita. Sveiki atvykę į gyvąją pusę paskaitos. Tai vat, jo, šiandien mes pakalbėsime apie Abromą ir kaip toliau tęsiasi apvaizda per jį. Praeitoj paskaitoj mes kalbėjome apie Nojų ir kaip pagal standartinę mano tradiciją mes pirmą prisiminsime, kas buvo praeitoje paskaitoje ir ką mes išmokome. Tai kaip prisimenam iš praeitos paskaitos, mes kalbėjom apie Nojų ir ką mes išsiaiškinom, kad nors ir Nojus padarė sėkmingą paaukojimą, tai pastatė arką 120 metų ir kaip užtvirtino tą tikėjimo pagrindą, nes jisai patikėjo Dievo žodžiu ir jisai išpildė tai, ko Dievas jo paprašė, bet po to, kai jau įvyko potvynis, Nojui ir Nojaus šeimai reikėjo išpildyti taip pat substancijos pagrindą, kas yra jau susivienijimas tarp žmonių, nebe tiesiog klausimas, ką Dievas pasako, bet taip pat ir susivienijimas tarp dviejų žmonių. Ta mes turėjome Kaino ir Abelio istorijoje, kur Kainas ir Abelis turėjo susivienyti, bet jiem nepavyko. Ir dabar tą mes turime Nojaus šeimoje, kur Nojus ir Hamas, kuris buvo Abelio pozicijoje, turėjo susivienyti. Bet kaip mes žinome, tas jiems nepavyko, nes tam tokia buvo situacija padaryta, kad Nojus buvo nuogas ir Hamas jį pamatęs susigėdijo, pajautė gėdą savo tėčiui ir pažadino tą gėdą savo broliam ir tada jie visi nuėjo ir uždengė. Tai nei vienybės tarp Šemo ir Hamo neatsirado, kur Šemas buvo Kaino vietoje, nei tarp Hamo ir Nojaus. Ir nors, kaip aš minėjau anksčiau, kad tai nereiškia, kad mes visi turime būti nuogi, bet tai tiesiog buvo duota situacija Dievo, kad būtent jų šeimoje būtų atstatyta ta gėda, kuri buvo sukurta nuopuolio pradžioje. Bet kaip sakant, Dievas toliau dirba, Dievas nesustoja ir Dievas ieško toliau kitų žmonių, per kuriuos jisai gali dirbti. Ir taip mes ateiname prie Abromo. Tai čia, aš taip pasistengiau, padariau tokią vizualizaciją, tokią pasakosiu. Tai mes, kaip žinome, Abromo istorijoje Dievas pašaukė Abromą padaryti 3 paaukojimus. Ir aš anksčiau pasakojau apie tą skaičiaus 3 prasme, kad skaičius 3 atspindi 3 augimo stadijas - formaciją, augimą ir užbaigimą. Ir tą mes matėme, to skaičiaus pasikartojimą praeitose istorijose, kurios kalbėjau, ir dabar čia mes vėl matom tą pasikartojimą. Tai kaip mes matome, kad tie 3 paaukojimai, jie atspindi tas 3 augimo stadijas, bet taip pat jie ir atspindi tuos 3, galima sakyti, kartas, per kurias Dievas dirbo. Tai ta Adomo karta, Adomo šeima, tada Nojaus šeima ir dabar Abromo šeima. Ir Abromo šeima jau atsiranda prie to užbaigimo lygio, o tai pagal tą skaičiaus 3 principą, kad per 3 turi būti viskas užbaigta, tai viskas turėjo pasibaigti su Abromu. Ir Abromas, ne viskas turėjo pasibaigti su Abromu, bet Abromas turėjo išpildyti savo atsakomybę pilnai iki, kaip sakant, to paskutinio. Tai kad tą padaryti, Dievas pasakė Abromui padaryti tuos 3 paaukojimus - karvę, aviną ir balandį, bet taip pat jisai pasakė, kad reikia padalinti juos į 2. Ir Abromas, jisai padalino karvę į 2, jisai padalino aviną į 2, bet jisai nepadalino balandžio į 2. Ir kai jisai nepadalino balandžio į 2, tada sako, kad atskrido plėšrieji paukščiai ir tą balandį sunokiojo. O kitaip sakant, tie plėšrieji paukščiai, jie atspindėjo šėtoną, kuris atėmė jo tą paaukojimą, nes jisai neišklausė pilnai Dievo žodžių ir nepadalino to balandžio per pusę. Ir kodėl būtent turėjo būti viskas padalinta per pusę, tai kaip mes žinome, iš pat pradžių Dievas jau nuo pat Adomo šeimos jisai padalino gėrį ir blogį į 2. Tai Abelis ir Kainas, nes jau, kaip sakė, kaip tam parašyta Biblijoje, kad Dievas jau nuo pat pradžių mylėjo Abelį, o ten nemylėjo Kainą. Tai dėl to, kad tas buvo simbolizuojama, kad tas pirmas santykis tarp Ievos ir Liuciferio atspindėjo Kainą,
o antras santykis tarp Adomo ir Ievos, kuris buvo teisingesnis iš Dievo pusės, atspindėjo Abelį. Tai tas buvo atskirimas tarp gėrio ir blogio. Tada taip pat turi būti padalintas paaukojimas, kad tą sferą gėrio ir sferą blogio vėl atskirti, taip pat kaip Nojaus šeimoje, kai per potvinį Dievas atskyrė gėrį nuo blogio. Ir galiausiai tas atskirimas per du taip pat simbolizuoja tą kraujo išliejimą iš gyvūno, nes šėtonas pakeitė žmonių kraujo liniją, jisai žengia kaip naujas tėtis, naujas tėvas žmonijai ir pakeitė žmonijos kraujo liniją. Tai kad pašalinti tą mirties kraują, kurį mes gavome iš šėtono, taip pat turėjo būti padalinta į du, kad tas kraujas visas ištekėtų. Tai Abraomo nepadalinimas balandžio į du simbolizavo, kad jisai atiduoda tą paaukojimą nebe Dievui, bet šėtonui tą balandį. Bet netgi atiduodamas vieną, jisai iškart praranda viską, ką jisai prieš tai padarė. Ir dėl to mes po to žinom, kad dėl to Abraomo palikuoniai buvo nuteisti 400 metų vergovę ir apvaizda buvo pratęsta per 3 kartas. Ir taip pat buvo paaukotas Izaokas. Bet, kaip aš minėjau, kad pagal principą, pagal tą skaičių 3, tai, kad viskas turi 3 augimo stadijas ir ties 3 turi būti užbaigimas, dėl to Dievas negalėjo apleisti Abraomo. Nes šiaip mes, kaip matėme iš istorijų, kad kai kažkokia centrinė figūra neišpildo savo atsakomybių, kaip Nojus arba Kainas ir Abelis, tai Dievas iškart juos paliko ir ėjo dirbti su kitais. Bet Dievas Abraomo nepaliko. Ir jo, tai viena iš tų priežasčių yra dėl to, kad jisai buvo trečias ir jisai jau simbolizavo užbaigimą, dėl to būtinai per jį turėjo būti viskas užbaigta. O antra, kadangi šėtonas puolė per 2 kartas, tai Adomo ir Nojaus kartą, jisai abiejose tose kartose užpuolė juos ir sutrukdė tai Dievo apvaizdai. Dėl to Dievas galėjo vėl atgal paimti per tą pergalę savo per 2 kartas, tai Izaoką ir Jokūbą. Ir taip pat trečias dalykas yra tai, kad tas ištikimų širdžių nuopelnas. Tai tas, kad Abelis ir Nojus, jie vis tiek liko ištikimi Dievui ir jie turėjo tas ištikimas širdis ir jie labai daug paaukojo. Tai tuo pagrindu irgi Dievas galėjo panaudoti tai kaip priežastį, kodėl jisai vėlgi dirba toliau su Abraomu. Vat ir jo, ir aš norėjau toliau tęsti ir šį kartą kai išeis turbūt trumpesnė paskaitėlė, bet iš čia mes galime šiek tiek gauti tokio jau, nes kitose istorijose tas irgi tęsis, kad per 3 kartą Dievas visą laiką turi tą privesti bet ką jisai nori padaryti iki užbaigimo. Dėl to 3 kartas, kaip mes dažnai sakome, 3 kartas nemeluoja. Netgi mūsų tradicijose yra tas pasakymas ir beveik visose kalbose yra tas pasakymas, kad jau 3 kartas nemeluoja, arba ten angliškai third time the charm. Tai mes kaip netgi be tos visos religijos vis tiek tą esam pastebėję savo gyvenimuose, kad dažnai per 3 kartą mums pavyksta. Tai čia tas pats yra, dėl to Dievas būtinai su Abraomu turėjo, sakant, viską pabaigti. Nors aišku, tai galėjo būti padaryta, viskas galėjo būti žymiai lengviau ir Abraomo tai palikuoniam nebūtų reikėję 400 metų vergovėje kentėti ir jam nebūtų reikėję Jokūbo to Izako paaukoti ir nebūtų reikėję dar į Jokūbui tiek dirbti. Bet vis tiek Dievas turėjo likti su Abraomu ir negalėjo jo palikti, nes čia jau tas atėjo skaičiaus 3 principas. Tai va, viskas. Tiek turiu ką pasakyti ir iki kito karto, dabar čia švęsime dar draugo gimtadienį. Tai va, nežinau kur nueisim, bet kažkur skaniai pavalgysim. Tai va, ačiū ir iki. Like, subscribe.